Labadiena visiems. Šiaip iš tikrųjų žiauriai smagu matyti, kad tiek žmonių gali susirinkti į istorinę diskusiją. Aš truputėlį esu pasimetęs. Ir man atrodo, Valdai, jūs turite problemų. Dėl to, kad jeigu lietuviai nepriima Klaipėdos, vadinasi, čia yra kažkas kita, ne lietuviai. Ir aš esu kažkur iš čia, nuo Gargždų, tai aš jaučiuosi saugiai, o vat jums gali kilti visokių minčių šiandieną. Tai jeigu Lietuva nepriima Klaipėdos, kas yra Klaipėda? Čia iš karto tokį klausimą. Geras klausimas, kas yra Klaipėda. Klaipėda yra gabaliukas teritorijos, kuri vadinosi Prūsija. Daug metų keitėsi jos turinys, bet forma vis tiek vadinosi Prūsija, kaip pat 1945 metų. Ir šita teritorija tiesiog pasuko istorijos tėkmėje kitų kelių. Jeigu būtume priėmę krikštą iš vokiečių, mes būtume ko gero lygiai ten pat nuėję. Lygiai kaip ir didžiosios Lietuvos būtų tiesiog nebuvę, būtų visi nukeliavę į tą pusę. Taip kaip atsitiko su Latvijais, taip kaip atsitiko su Prūsija, taip ir su visa Lietuva. Dabar taip gavosi, kad išsiskyrė. Ir va tas išsiskyręs daiktas, kurį mes vadiname Mažąja Lietuva, jisai savo likimą susiejo ne su Lietuvos valstybė, bet susiejo su Prūsija. Ir tie 700 metų tai yra visai rimtas išbandymas laiku, tai yra ir Vokiečių kryžiuočių ordinas iki 1525 metų, kitais metais minėsime tarp kitko įdomų jubiliejų, kaip kryžiuočių ordinas tapo pasaulietiška kunigaikštystė. Toliau reiškia Prūsijos savarankiškas gyvenimas, jos sutvirtėjimas, tapimas garsia valstybė 18 amžiuje, tapimas karalystė. Friedrichų laikai, jeigu taip galima pasakyti, visas 18 amžius, 19 amžiaus pradžios dušas, Napoleono kariuomenės suteiktos pamokos, kurios sudavė ne tik didelį smūgį, bet ir paskatino tam tikrus poslinkius. Tie poslinkiai įtakojo demokratizaciją Prūsijos ir vėliau, kaip paaiškėjo, visos Vokietijos. Taip, iš esmės ateina naujo tipo valstybė, kurią mes paskui vadinsime Vokietija, Vokietijos imperija, kuri jau ateina į 20 amžių ir jau tą istoriją mes žinome vienaip ar kitaip jau neblogai. Vokietijos imperija žlunga, atsiranda Vaimaro Respublika, iš Vaimaro Respublikos gimsta Trečiasis Reichas, Trečioji imperija. Skamba labai, kai Reichas pasakai, tai labai taip, grubiai, ne? O kai pasakai imperija, tai kaip ir prancūzai turi imperijos laikotarpį. Ir po to reiškia sovietmetis ir štai mes turime tą, ką turime, Lietuvos keli dešimtmečiai. Turim čia 200 žmonių, kurie nežino, kas jie tokie yra. Aš taip suprantu. Aš manau, kad žmonės kartais nesusimasto ir, žinot, yra tokie antspaudai uždėti. Ir tie antspaudai tau sukelia, kaip žodis, pasakai Žečpospolita, tai atmetimo reakcija. Kai pasakai Respublika, tada gal ir visai nieko. Taip ir čia žodis Reichas, vokiškas žodis Reichas reiškia imperija. Tarp kitko, vienintelė imperija normali, kuri buvo vakarų Europai, tai buvo šita, vokiečių tautos. Tai Reichas tiesiog imperija ir viskas, ir nereikia nieko daryti, o Reichas jau blogai. Čia atsimenu tą diskusiją dėl briedžio, nežinau, ar girdėjo šitas 7 metus besitęsusią diskusiją, kad negalima dėti į Mažosios Lietuvos regioninį herbą briedžio, nes jis yra nacionalsocialistas. Taip. Nesvarbu, kad jis atsirado 1525 metais, kada kryžiuočių ordinas virsta pasaulietinė kunigaikštystė ir yra lokalinis herbas. Natūraliai patekęs į karinių dalinių, kurie buvo formuoti šitoj teritorijai herbus. Taip kaip ir pas mus kokia nors meška. Tai aš sakydavau, o ko Žemaičių meška geresnė už Mažosios Lietuvos briedį? Kas gali atsakyti? Vat kažko geresnė. Profesoriu, tada žinokit, vis tiek turėsim pradėti nuo pradžių, kaip visada. Istorija yra nuo kažkada iki kažkada ir apie juos ir apie mus. Tai pradedam nuo kryžiuočių ordino ir pradedam nuo istorijos, kuri iš tikrųjų reiškia, kad kryžiuočių ordino istorija yra mūsų istorija, dėl to, kad ji prasideda ten, kur yra baltų žemės. Be jokios abejonės. Mazūrijos kunigaikštis ar Mazovijos kunigaikštis, kaip reikėtų tiksliai pasakyti, Konradas pasikviečia kryžiuočius tam, kad padėtų apsiginti nuo prūsų. O prūsai buvo ramus ir geri ir staiga tapo negeri. Tai va, ir atsiveda tokius žmonės, reiškia, kryžiuočių ordiną, kuris nors ir vadinasi Vokiečių ordinas, tačiau jisai nėra Vokietijos daiktas. Jeigu jūs vokiečiui pasakysit, kad kryžiuočiai yra Vokiečių valstybės dalis, jie kratys galvą.
Nėra. Ne, nėra. Čia yra visiškai kosmopolitinis darinys, kuris atsiranda Šventojoje žemėje, Jeruzalėje, nes pilnas pavadinimas Švenčiausios mergelės Marijos, Jeruzalės, reiškia ligoninės, ten ir paskui tik paskutinis žodis Vokiečių ordinas. Vokiečiai tai tais laikais buvo suprantami kaip tie tos imperijos gyventojai, didžiai dalimi, kadangi tamplierius valdė Prancūziją, daugiausiai Prancūzijoje gyvenantis dalykai, bet šiaip šitas kryžiuočių ordinas, jisai nėra čia tik Prūsijoje. Jo sostinė ilgą laiką buvo Venecija, iš viso tokia neutrali vieta, ten, kur vyko jų kryžiaus keliai, reiškia. Ir jie turėjo keletą tokių žemių, kuriuose vadina balivatais arba provincijomis. Tai 7 tokios provincijos. Tai tik viena iš jų yra Prūsija. O visas ordinas, jisai ir apima visą, ir Prancūzijoje turi balivatai, ir Ispanijoje turi balivatų. Tai kitaip sakant, tai yra toks didelis daiktas, kuris yra vienuolių ordinas. Ką tai reiškia? Reiškia, vaikų neturi. Reiškia, tai yra vienuoliai apsirengę su sutana, su tam tikrais rūbais, su šarvais, bet jie neturi tęsinio. Reiškia, jie gali priaugti ne dėl to, kad gimsta kažkas ordine, o dėl to, kad kažkas tai nusprendžia pasiaukoti, kaip ir kiti vienuolynai. Tai, pavyzdžiui, Prūsijos gyventojai, kas ten bebūtų, vokiečiai, lietuviai, prūsai ar kas nors, su tais kryžiuočiais nieko bendro neturi ir meilės jokios tarp jų nėra, nes jie yra ateiviai dažniausiai. Bet šiuo atveju mums yra svarbu, kad tie kryžiuočiai, mes su jais kovojam, mes su jais kariaujam ir jie atima gabalą žemių už Nemuno ten ir tos žemės jau tampa kažkokia buvusia Lietuva, kuri yra jau kitokia. Jos istorija pasikeičia, prasideda kitokia Prūsijos istorija. Ar kaip? Mato, ten nėra taip viskas paprasta. Tai kaip yra? Kas yra Prūsų sukilimas, kas yra, ten buvo parašyta kryžiuočių ordino kolonizacija, nežinau, kokie ten žodžiai buvo parašyti. Kryžiuočių ordinas įsitvirtina regione ir veda į laipsnišką krikščionybę ir kolonizaciją. Kas atsitinka su tomis žemėmis, kuriuose įsitvirtina kryžiuočių ordinas šalia mūsų? Yra toks labai svarbus dokumentas 1249 metų Christburgo sutartis. Tarp kitko, apie ją labai mažai šnekama, bet tai yra sąlygos, kuriamis prūsai pasiduoda vokiečiam. Panašios sutartys yra ir kitos, yra 1230 metų Kuršių pasidavimo sutartis. Yra tokie dokumentai, mes apie juos mažai kalbam, tarp kitko bus gražus jubiliejus, šiagi Kuršių žemės Klaipėda vienaip ir kitaip. Tai reiškia, yra tokios tautos. Tai klaipėdiečiai yra kuršiai? Be jokios abejonės, Pilsatas. Kuršiai, ne? Taip. Jūs jau vieną atsakymą turit. Taip. Kuršiai, gerai. Tai va, tai šitas kraštas, jisai skiriasi, yra čia antropologai, šitie, reiškia, archeologai ir istorikai šiek tiek ginčiasi, kur čia tie vakarų baltai, kur čia rytų baltai, bet daug maž aišku, kad tie, kurie gyvena prie Baltijos jūros, yra vakarų baltai, o tie, kurie yra didžioji Lietuva, ir jie skiriasi. Jie skiriasi pakankamai rimtai. Tarp žemaičių ir kuršių jokios meilės nėra. Ir, sakykime, tie, kurie rimčiau įsigilinę, sako, kaip jūs čia sakot, kad čia buvo Lietuva, jeigu čia tas kultūrinis skirtumas visą laiką kažkiek tai buvo. Ir taip ir atsitinka už tai, kad žmonės, kurie gyvena prie jūros, jie turi truputį kitokį suvokimą, negu tie, kurie gyvena kontinente. Ir čia ne tik Lietuvos išskirtinumas, lygiai tas pats Lenkijoje, lygiai tas pats Vokietijoje, skiriasi tie, kurie prie jūros ir tie, kurie gyvena Hinterlande. Kas jiems yra tiem žmonėm, kurie gyvena prie jūros? Tie, kurie gyvena prie jūros, žino, kad jūra jungia. Tai reiškia, jeigu mes pažiūrėsime į graikų valstybės, tai graikai yra pakrančių valstybė. Yra va ten toj Graikijoje jų jau metropolijos, o šiaip jų kolonijos pasklydę aplink visą Viduržemio jūrą. Ir jie supranta, kad ten, kur yra prie jūros, ten yra patogu priplaukti ir ten yra tvarkoj. O kontinentiniam tautom vanduo yra kliūtis, yra problema, reiškia, ir jie su to susiduria ir jiems sako, ne, čia mes su to nieko bendro nenorim turėti. Gerai, kryžiuočių ordinas. Istorija kryžiuočių ordino apima kelius šimtus metų. Kas vyksta tuo metu Klaipėdoje, kai čia yra kryžiuočių ordinas? Tai Klaipėdos pilį pastato Livonijos ordinas. Okay. Jo, tai čia pirmiausia patenka į jo įtakos zoną, nes jisai mato, kad jo Žemaitija yra jo įtakos zona, nes pagal Lietuvos krikštą 13 amžiui šitos žemės yra atiduodamos bažnyčiai, Rygos arkivyskupui, Lietuvos arkivyskupui. Ir jie jaučia, kad jie čia gali viską veikti, bet paskui žemaičiai, kadangi tam nepasiduoda, tai tada jie vieni nesugeba šito krašto apžioti ir paskui perdoda Prūsijos ordinui. Tokiu būdu jis patenka į šitą pusę. Ir nuo to momento Klaipėda yra kažkas tarp Karaliaučiaus ir Rygos. Būtent yra čia jos geografinė padėtis ir tie kraštai tarpusavį kultūriškai artimesni negu Vokiečių ordinas ir, pavyzdžiui, Lietuvos valstybė.
Ir kas yra Klaipėda tuo metu? Gal ir visą laiką? Prasideda jinai nuo pilies. Klaipėda tvirtovė, tvirtovės Kryžiuočių ordinas statydavo upių žiotyse visą laiką. Už tai atsiranda Gdanskas, už tai atsiranda visur ten, kur yra kontroliuojama. Ir paskui, jeigu upė lipa į viršų, irgi prie žiočių stato atraminės pilis. Tai tokiu būdu, reiškiasi, Klaipėda yra tai, kas kontroliuoja Nemuno žiotis. Gerai. Kur toliau mumis neša istorija? Kažkada tas Kryžiuočių ordinas virsta Prūsija. Šokam taip iškart. Taip, šitas procesas yra tarpiko pakankamai mažai ištirtas, todėl kad Lietuvoje, kaip sakyti, gražioji istorija ir išvis istorija baigėsi 1430 metais, kai miršta Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas. Taip galvose pa žmogų riba, iki ten viskas buvo gerai, o ten paskui kažkaip. Tuo tarpu šitas kraštas turi vieną labai esminį karą, apie kurį mes labai mažai kalbam, tai yra 13 metų karas, 15 amžiaus vidury, kurio pasiekoje Lenkija užima pusę Kryžiuočių ordino teritorijos, jisai susitraukia į dvi dalis, į vadinamosius karališkosius prūsus, kurie priklauso tiesiogiai Lenkijai, ir kunigaikštiškosius prūsus, kas yra iš esmės tai, ką mes šiandien vadiname Prūsija. Tai yra ta siauresnė tokia dalis su sostinė Karaliaučių. O tai reiškia, kad Lenkija laimi šitą karą, turi prieimą prie jūros, suklesti jos ekonomiko iš karto, suklesti pats Gdanskas, nes per vieną miestą eina visos valstybės eksportas, o kaip žinoma, kaip pinigai teka, tai truputėlį prilimpa ir prie senelių, visą laiką, kitaip nebūna. Tai čia auksinė vieta, reiškia. Tai miestas iš esmės vokiškos kultūros, bet reiškia jisai su Lenkija susijęs, nes apsimoka būti tokioje vietoje. O Klaipėda dėl tos priežasties netampa labai dideliu uostu, todėl kad Karaliaučius nenori, kad per Gdanską eina čia, o Nemuno eksportas eina per Karaliaučių, per tuometinę sostinę, nes tai yra pinigų srautas. Tai Klaipėda visą laiką kenčia nuo Karaliaučius ir nuo Gdansko konkurencijos iki tokio lygio, kad 15 amžiui Gdanskiečiai atplaukę užvertė, reiškia, upės žiotis akmenimis, kad negalėtų vykti prekyba. Tai mes suprantam, kad kada tu esi ne pirmas miestas, tai vis tiek toj sostiniai ten kažkaip visko daugiau vyksta. Tai čia taip gaudavosi, kad Klaipėda konkuruodavo su savo sostinė. Tai gal čia yra tapatybės viena iš problemų, kad Klaipėda visą laiką turi kažkam kažką įrodinėti, kad jinai yra irgi svarbi. Dabar yra Klaipėda gal, nežinau, irgi trečias miestas Lietuvoje, po Vilniaus, Kauno, ne? Ir jiems vis norisi pasakyti, o mes nesam nie po ko, nei antras, nei trečias. Mes nesam nei mažasis brolis, nei jauniausia sesė. Mes esam Klaipėda. Niekada Klaipėda taip gerai negyveno, kaip būdama Lietuvos miestu, todėl kad visa valstybė eksportą leidžia ir bet kokį prekių judėjimą leidžia per Klaipėdos uostą. Dėl ko Klaipėda taip auga? Dėl to, kad jinai susijusi su tomis žemėmis, tai čia ne tik su Lietuva, iki nesenos praeities Baltarusijos eksportas eina per Klaipėdą. Tai jūs matot visą hinterlandą, kuris susijęs su šito uostu ir aprūpina jį prekiamis. O iki tol raudonos plytos yra ne tik Klaipėdoje, bet ir Kaune. Dabar tik nežinau, kelintą amžių nušokau dėl to, kad visa prekyba su Karaliaučiumi vyksta Nemunu tarp Kauno. Kaunas yra Lietuvos uostamiestis. Kaunas yra Lietuvos Klaipėda. Tai o kodėl dabar Seime jūrinės komisijos pirmininkas yra kaunietis? Dėl tos pačios priežasties. Tai Kaunas ir Klaipėda turi daugiau bendro, negu mums atrodo, ne? Vokiškumo prasme. Taip, tai jeigu pasižiūrėsit Kauno senamiestį ir tą kampą, kuris vadinasi Vokiečių kampu, su visom protestantų bažnyčiom, su tokiu gražių išsidėstymų kvartalinių, tai yra vokiečių miestas. Jisai atsiranda 15 amžiaus pradžioje ir lietuviškų jisai tampa labai negreitai. Ilgą laiką Kaunas buvo iš vokiškosios dalies ir katalikiškosios. Atkreipidėmėsi, vokiška dalis ir katalikiška. Reiškia, vokietis ir religija yra visiškai tas pats. Vokiečių tikėjimai. Gerai. Tada grįžtam prie tos karališkosios ir kunigaikštiškosios Prūsijos. Tai toje Prūsijoje pradeda vykti dideli dalykai, dėl to, kad Prūsija užsimano būti rimta žaidėja pasaulyje. Buvo kunigaikštienė. Jis sako, nebenori būti kunigaikštienė, nori būti karalienė. Ne? Ir su žaidimu keičiasi viskas šitame regione. Čia labai svarbus dalykas, kad kada vyko 13 metų karas,
Tai apsisprendimus darė ne tik tai, kuri ten kariuomenė laimi, bet ir pačios pilis ir pačios teritorijos sprendė, kuriai pusiai priklausyti. Ir atkreipkite dėmesį, šita šiaurinė dalis Prūsijos, jinai lieka ištikima kryžiuočių ordinui ilgiausiai. Reiškia, jie labiausiai kovoja už kryžiuočius. Jeigu ten kiti miestai svarsto, ten prie Vyslos, gal jiems ten apsimoka perėti kitą pusę, ten Torūnė ir taip toliau. O šitas šiaurinis kraštas su karaliaučium, jisai griežtai palaiko kryžiuočių ordiną. Jie yra labai nusiteikę už kryžiuočių ordiną. Čia jūsų istorija yra. Žiūrėk, klausykit. Ir jeigu mes pažiūrėtume į tokią pilkąją zoną, o kasgi atsitinka po didžiojo Prūsų sukilimo 13 amžiui, tai pamatysime, kad labai greitai jau 14 amžiui ta Prūsijos gyventojai labai susieja save su kryžiuočių ordinu, jie dalyvauja jo koviniuose žygiuose, jie stato atraminės pilis, jie iš tikrųjų tame labai aiškiai matosi ir šitas kraštas jisai yra esminė kryžiuočių atrama. Skirtingai nuo tos kitos dalies, nuo tų kunigaikštiškųjų, nuo karališkųjų, kurie patenka į Lenkijos karalystės įtako zoną. Ir čia susiformuoja labai stiprus ryšys tarp vietinių gyventojų ir tos valstybės, bet ypatingai jisai stiprus tampa, kada Albrechtas tampa Prūsijos pasaulietinių kunigaikščių ir jis eina į žmonės. Va šitas žmogus, jis eina į žmonės, jisai duoda komandą domėtis vietiniais papročiais, kalbomis, reiškia, kad platinti per reformaciją, platinti knygas, kad žmonės galėtų priimti, reiškia, aukščiausiai savo protų, čia toks protestantų mąstymas. Ir jisai, reiškia, vietoj to, kad draustų ten lietuvių ar prūsų kalbą, jisai sako, imkit, kiek turit sveikatos, tiek ir imkit. Tai lietuviai turėjo tos sveikatos, iš dalies dėl to, kad daug iš Vilniaus išmetė iš protestantų, mūsų jau reiškiasi valstybės religiniai hierarchai, iš kur ten Mažvydas, iš kur Apolionis ir kiti, taigi jie Vilniui buvo, bet juos išmetė. Ir jie čianai Karaliaučiaus universitetas įsteigiamas ir štai tam Karaliaučiaus universitete užsidega žalia šviesa lietuvių kultūrai. Prūsija nepriima šito pasiūlymo, prūsai nesukuria savo inteligentijos, jie realiai jau iki 17 pradžios, reiškia, iš vis pradeda po truputėlį nykti, o tos didžiosios nelaimės jos pribaigia. Tuo tarpu lietuviška kultūra, jinai gauna savo puikią terpę skleistis, nes tuo metu Vilniui yra manoma, kad lietuviai kilo iš romėnų. Todėl jeigu mes norim tautiškos kultūros, tai reikia grįžti prie romėnų kalbos ir didžiulė Lietuvos literatūra lotynų kalba, iš to manimo. Ir jeigu mes to žiūrim tik į kalbas, tai mes nesuprantam tos kultūros esmės. Jeigu ne tas lietuviškos kultūros šviesulių persikėlimas į šitą kraštą, kažkaip aš galvoju, gal lietuvybė iš vis būtų neįmanoma atstatyti, nebūtų iš ko, nebūtų ant ko, nebūtų kaip. Latvių pavyzdys rodo, kad niekur tos tautos nedingsta ir netgi labai daug metų būdami kažkokioj nedominuojančioj pozicijoje vis tiek išlieka, jeigu tik yra vietos, kur gali užsikonservuoti. Tai, pavyzdžiui, Latvių kaimai. Aš, pavyzdžiui, buvau Latvijos Estijos pasienį ir mes ten klausėm, o kaip ten Latvijai su Estais nesusimaišė. Jiegi visą laiką buvo vienoj valstybei. Ne, sakė, ten viršuje, ką nori, o mes žinom, šitas kaimas mūsų, ten Estų. Pas juos yra kalbinis skirtumas ir jie labai nepopuliaru maišytis tarpusavy. Tai vat jie taip išliko. Kaimo, reiškia, tos bendruomenės jos išlaikė savo savitumą. Tai šitam krašte lietuvybė irgi būtų išlikus, tik tai neaišku kokioj formai. Nes kada yra vieta, kur yra dominuojanti arba, sakykime, pusiau dominuojanti kultūra, tai jinai tada pasiekia ir raštą, ir mokymą, ir daug visokių kitokių institucijų, kurios turi jėgos. Nes, pavyzdžiui, airiai irgi savo kalbos neišsaugojo, nors išsaugojo tapatybę. Tai šitam krašte išliko. Bet aš vis klausausi jūsų profesorių ir galvoju, iš kur pas didžią lietuvius atsiranda arogancija maž lietuvių atžvilgių, dėl to, kad visa istorija yra apie tai, kad viskas buvo atvirkščiai. Maž lietuviai moka skaityti, didži lietuviai nemoka skaityti. A ne? Tie yra kultūringi, tie yra visai nekultūringi. Ir visas tas kultūringumas su protestantizmu, su liuteronybė yra iš čia. Aš matau, Robertai, kad patį jau tie liuteronai užvaldė. Ne, aš jaučiuosi kažkaip, aš klausausi jūsų profesorių, ką jūs kalbat. Klausyk, nes jūs kalbat kaip tikras protestantas. Mes turim juos priimtos Vilniuje, o ne jie mus.
Aš jums pacituosiu vieną šaltinį iš religinių karų epochos. Čia apie kazokų sukilimą rašo. Toks labai rimtas Lietuvoje veikėjas Vijukas Koelavičius, kuris yra, reiškia, dvasininkas ir rašo, reiškia, ten maištas vyksta kazokų, pagaunamas jų ten tas herštas, tas vadas, reiškia, užkeliamas į bažnyčios bokštą ir dailiai nukertama jam galva. Tai jūs įsivaizduokit, kad 17 pradžioje arba 16 pabaigoje religinis klausimas yra labai esminis ir vieni apie kitus kuo blogiausios nuomonės. Ir, pavyzdžiui, mūsų karuose su švedais dominuoja religinis motyvas. Už tai švedai degina katalikų bažnyčias, o, reiškia, lietuviai ten baisiausiai nekenčia, kiek tai mano. Tik tiek, kad Lietuvos valstybė nėra vien katalikiška, yra nemažos protestantiškos salos, apie kurias reikia labai tarp kitko kalbėti. Ir čia yra truputėlį kitaip. Ir dėl to gali Jonušas Radvilas susitart su švedais ir taip toliau. Bet šiaip didžioji dauguma, ypatingai lenkiška, katalikiško krašto tokia ideologija, kad viską, kas yra nekatalikiška ir nelenkiška, yra blogis. Nu, va tokios nuotaikos dominuoja religinių karų epochai, kurios pas mus vyksta vos ne iki 17 pabaigos. Bet tai čia ir yra tas didysis išsiskirstimas. Didžioji Lietuva yra lenkiška ir katalikiška, mažoji Lietuva yra, jūs pasakysit, ne vokiška, o prūsiška ir protestantiška. Čia yra didelis skirtumas. Čia yra labai didelis skirtumas. Todėl, nuo čia visas didysis skirtumas ir prasideda. Esminis skirtumas yra toksai, kad šiame krašte, aš jau dabar kalbu apie mažąją Lietuvą, apie Prūsiją, kaip jinai tuo metu vadinasi, yra labai ypatingas santykis tarp žmonių ir valdovų. Šitas santykis skiriasi gerokai nuo didžiosios Lietuvos. Didžioji Lietuvoje valdovui a priori nepasitikimai. Čia jau nuo 16 amžiaus akivaizdžiai, nes karalius bandys įvesti kažkokią tironiją, o laisvoji tauta turi apginti savo teises. Tai reiškia, jis neišvengiamas, nes kas nors turi priimti esminį sprendimą, reiškia, bet tai yra iš esmės labai pavojingas reikalas. Profesoriu, bet taip yra ir dabar. Išrenka Lietuva prezidentą, didžioji Lietuva išrenka prezidentą ir jau kitą dieną sako, koks jisai prezidentas čia yra. Klausykit, o kas prezidento atvaizdą ant sienos laikot, pasakykit. Vat jums yra atsakymas. O Klaipėdos burgermeisterio kas turi? Ne, burgermeisterio, tai palaukit, yra karalius. Prūsijos karalius arba reiškia... Karalius čia yra 18 amžiaus pradžia. 1702 metai, kad karūnacija. Taip, kitas dalykas, reikia suprasti, kad šitas kraštas ir iki karalystės tapimo, jisai iš tikrųjų yra savarankiška valda, kur yra valdovas, kuris, reiškia, turi tą išskirtinį statusą ir jisai čia rūpinasi tai žmonėmis. Iki kada? Iš principo iki 45 metų. Ir tai taip sutampa su jų reiškia tuo mąstymu, kad jie netgi tampa vieni lojaliausių Prūsijos karalystės valdinių ir dėl Friedrichas II 18 amžiaus viduryje ir nurodo, kad karininkai, kurie vadovauja lietuviškiesiam pulkam, privalo suprasti lietuviškai. Kodėl? Kad susišnekėtų su kareiviais jų kalba. Va tuo metu ir Kantas gyvena Karaliaučiuje ir jis jam vienam lietuvių draugui sako apie lietuvius, apie mažlietuvius. Jis sako, lietuvio išdidumas yra visai kas kita negu vienos kaimininės tautos žmonių pasiputimas. Čia jis turi omeny prūsus. Kai tarp jų kas nors yra kilmingesnis, nes tai yra greičiau savo vertės jutimas, reiškiantis drąsą ir laiduojantis ištikimybę. Čia apie mažlietuvius taip sako Kantas. Jie sako, kad tie mažlietuviai, kurie gyvena šalia, yra kažkokie truputėlį kitokie negu žmonės, kurie vaikšto po miestą. Karaliaučiuje. Susidaro labai ypatingas santykis šitam krašte tarp gyventojų ir jų savęs suvokimo. Jie supranta save kaip vertingus žmonės, kaip racionalius, kaip išskirtinius. Ir kada jie susiduria su didžiosios Lietuvos žmonėmis, o žmonės susitinka, turgui sienos tokios nebūdavo, kaip mes įsivaizduojam. Pavyzdžiui, buvo galima, aš esu skaitęs 18 amžiuje, Lietuvos kariuomenės karininkai sako, joja malaus pagerti Klaipėdą. Tai reiškia, paėmė su uniformom, nujojo, pagerė, grįžo. Nieko čia blaisu. Tai bet ką tai sako, reiškia, kad jie suvokia save kaip pranašesnius, kaip geresnius, kaip labiau išsilavinusius, reiškia, o čia yra tokie žmonės... Klumpės pardavinėja. Tai yra 1923 metais toksai
karininkas Lanskoronskis jau po prijungimo Mažosios Lietuvos jojo palei Nemuną į Kauną su žirgais. Nu ir tiesiog naktis juos užklupo ir jie ten užeina pa žmogų pernakvot. Nu, priima juos, viskas gerai ir sako, dėdė, tai ir džiaugiesi, dabar jau lietuvojasi. Ką, sako, kas čia, jūs lietuviai, tai kai jūs surusėję, sulenkėję, ten kažkokie rytiečiai, reiškia, vat mes tai lietuviai, normalus. Bet tai irgi netiesa, dėl to, kad Prūsija kartu su protestantizmo šita dvasia lietuviškumą leido puoselėti visų 100%. Todėl, kad tikslas yra, kad žmonės Dievą tikėtų. Ir jeigu tu jį kreipiesi jo kalba, nes lygiai taip pat ir Vokietijoje tapo bažnyčia vokiška, iki to latiniška buvo, o dabar jinai tampa, kad žmonės ir protestantų apeigose yra kas? Giesmės. Reiškia, žmogus pats aktyviai gieda, visi gieda, ne choras kažkoks tai, bet visi gieda tas giesmes ir per jas jie perima bendrasias vertybės, todėl jie turi skaityti, kad galėtų tą tekstą išmokti. Ir šitie žmonės mano, kad jie sąmoningiau tiki negu kad katalikai, kur ten viską padaro dar iki antrojo Vatikano suvažiavimo, reiškia, kunigas atsisukęs nugarą į žmonės. Nu, ta prasme, čia yra tokie pokyčiai, tokie ir tada tarsi atrodo, kad žmonės sąmoningesni ir didesni yra krikščionis negu kad katalikai, kurie laikomi yra blogiečiais. Ar yra protestantų? Čia pakelkite rankas, kas yra protestantai. Nu, apretintos gretos, apretintos yra. Nu, procentaliai nemažai. Bet vis tiek pakėlė. 45 metais buvo iš vis, man atrodo, 6 žmonės liko Klaipėdoje tik tai. Tai Klaipėdai taip, bet Klaipėdos apylinkėse liko daugiau. Tai tiesiog miestas buvo evakuotas. Va čia galima pasakyti, kaip žmonės, reiškia, žiūri į valdžios parėdimus. Vokiečių tvirtovės komendantas įsakė miestiečiam palikti namus, bet prie įėjimo pakabinti raktą ant vinies. Kad jeigu kariams reikėtų ten gintis, kad jie nelaužtų durų, bet galėtų atsirakinti. Bet užrakinti reikia, nes tada rodo, kad yra šeimininkas. Tai kai atėjo rusų kariuomenė čia, tai rado visur tos raktus pakabintus prie durų ir labai stebėjosi, kodėl taip yra. Nes jeigu valdžia nurodė, reiškia taip yra. Ir čia įdomus dalykas, kad tos kultūros rimtai susiduria Pirmo pasaulinio karo metais, kada vokiečių kariuomenė 15 metais užima Lietuvą ir kada jie ateina ir jie nurodo tam tikrus dalykus lietuviam daryti ir jie neklauso. Nes lietuvis įpratęs, ką be valdžia belieptų, gal eis kaip nors numuilinti, kokias ten pylėvas daryti. Didžlietuvis. Didžlietuvis, jo, ir tada jie baistai, jūs nekultūringi, jūs nepratę prie komandos, kaip galima abejoti. Nu, pavyzdys yra Šiaulių Didždvario, reiškiasi, gimnazija, privati gimnazija, kur vokiečių jau čia bermontininkų laikais, vokiečių komendantas liepė jiems išeiti iš šitos gimnazijos, todėl, kad čia bus karo ligoninė. Nu, tai pasakė ir šventa, viskas. Visi puola ir išeidinėja. Nu tai ne, jie sakome, čia mūsų gimnazija, privatus, čia mums nepaaiškės, nu tai išmeta per langus ir tada reiškia didžiausias ten kultūrinis šokas, bet iš tikrųjų jiems atrodo keista, kaip galima kvestionuoti karo metu karo vado nurodymo, kurio tikslas yra apsaugoti žmonės nuo konflikto kažkokio. Čia mat mąstymo forma visiškai kita. Ir ta kita mąstymo forma, jinai neleido šitom kultūrom sutarti tiek iki Pirmojo pasaulinio karo, tiek po jo. Žiūrėjau, tai profesoriu, iki Pirmo pasaulinio karo greit nušokot, bet dar buvo ten daug visokiausių dalykų. 7 metų karas, Napoleonas. Bet mes praleidom vieną labai svarbų dalyką. Kas yra 18 amžiaus Prūsija? Aš tai vadinu alavinių kareivėlių kraštas, kur karalius Friedrichas Vilhelmas I atsisėda pasiraitojęs rankovės ir įveda tvarką valstybei. Dirba nuo ryto iki vakaro, nieko viską gilinasi visus dalykus, sutvarko visus finansus, valstybė iš minuso pereina į pliusą, kiek uždirbo pinigų, investuoja į kariuomenę ir ta valstybė stiprėja. Čia yra jo stilius. Friedricho Vilhelmo. Jis kuria karinę valstybę. Taip, jis vadinamas karalium kapralu. Taip. Iš jo juokiasi visa Europa. Taik durnius sako. Visą meną, ką mums tas menas sudėjo, išvežė Petrui I, padovanojo, va Ermitažasgi kilo iš tos dovanos. Nu, kam čia to reikia? Visur būdelės, pats karalius čia pasakoja. Čia dabar anekdotai, aš negarantuoju, kad taip yra. Vaikšto po Berlyną ir jeigu pamato, ką netaip elgiantis, ima toj ir lūpa vietoj, reiškia. Nu, vat karalius rūpinasi žmonėmis. Nu, čia anekdotai, bet jie manau, kad su pagrindu. Aš žinau, kad aš tarnavau toj kariuomenėj, Saksen-Anhalt, toj kunigaikštystėj ir ten švarūs langai tokie. Nu, sakoma, kaip čia jūs taip gražiai tos langus valot? Nu ką, sako, kiekvieną penktadienį burgermeisteris praeina, jeigu ne, bauda iš karto.
O sako, senais laikais dar tikrindavo, ar valstiečiai kojas plovė. Vokas yra prūsiška valstybė. Nu tai žinot, nežinau, ar kas labai norėtų ten pabūti. Nežinau, man atrodo, kad yra žmonių, kurie galvoja, va tada būtų normalus gyvenimas čia. Tai būtų tvarka, ne taip kaip dabar. Jeigu, pavyzdžiui, ta Prūsija egzistuotų, tai tos Prūsijos nebėra. Tai gal ir geopolitinė situacija Europoje būtų kitokia, nes būtų bent viena valstybė, kuri galėtų Putinui sakyti, ką nors. Bet, Robertai, čia vienas yra labai svarbus dalykas. Mes dabar sakom, Rusija stiprėja, lipa, puola. O į ką jinai atsimuždavo, ta Rusija seniau? Arba į mūsų valstybę, arba į Prūsiją. Ir sukarintos Rusijos imperijos modelis yra labai panašus į prūsišką. Jeigu pažiūrėti, jie mokosi. Petras ten su savo visais rangų lentelė, jisai grinai vokišką sistemą padarė pas save. Ir ne vokiško, prūsiško. Prūsišką. Kuo skiriasi vokietis nuo Prūso? Joks vokietis nepripažįsta Prūsijos, kad tai Vokietija. Čia tik lietuvių galvose jie visi vokiečiai. O čia yra kažkokie prūsokai, va žodis prūsokas, toks va neigiamas, toksai reiškia atgrasus, toksai brutalus, neišsilavinęs, nekultūringas, nemokantis prancūziškai kalbėti. Nu tai koks jisai, nes Vokietijos, jeigu pažiūrėsim, ar ten bus Bavarija, ar ten Falcas, ar kitos žemės, tai jos jaučiasi, reiškia, tokios nepilnavertės prieš Prancūziją. O šitam krašte jie jaučiasi čia labai kieti ir labai rimti. Nes įsivaizduokit, jeigu kiekvienas bajoraitis gimęs privalo atitarnauti valstybės administracijoje arba kariuomeniai, privaloma tvarka 10 metų ir po to grįžęs auginti vaikus, taip sukasi ratas, reiškia. Jokio ten tingėjimo, tenai aristokratai išglebė, ten nei vienas neišglebęs. Nes jeigu tu aristokratas, tai tada būsi kažkokiu generolu ir ten dirbsi nuo ryto iki vakaro. Visi tu įdarbinti, suprantat, šitoj valstybė. Tai va šita lavinių kareivėlių valstybė, jinai palieka didelį antspaudą šitiems žmonėm, bet jinai, ta pati valstybė, išgyvena Vokietijos demokratizaciją baigiantis Napoleono karams. Va čia yra tai, ko mes niekada normaliai nesuprantam. Tai papasakokit, profesoriu, ko mes nesuprantam. Napoleonas tai patvarko tos prūsus ir jie... Tarp kitko, man labai yra palikęs įspūdį tas momentas, jis turbūt yra susijęs su tais jūsų karališkais, su to požiūriu į karalių pagarbą, nes kai Napoleonas laimi prieš prūsus ten keletą mūšių ir žygiuoja per Berlyną, berliniečiai nugalėti, bet jam ploja. Į jį žiūri susižavėjimo akimis ir prancūzų kareiviai negali suprasti, ar jie čia pergalės paradą rengia, ar šventišką sutikimą. Ta pagarba tam, kuris yra didis, kažkokia išlieka pas juos. Bet lietuviai niekada neplojo nei vienam užkariauti. Didlietuviai. Didlietuviai. Va, žiūrėkit, kas yra su vertikalė. Jeigu tu esi vertikalis, aukščiau stovintis viršininkas, tyčia naudoju sovietinį terminą, yra aukštesnis už žemiau stovintį. Viskas aišku. Ir jeigu tu turi tokią rangą ir tavo aukščiausias vadas pralaimėjo kažkam tai tas, kur laimėjo, dabar yra naujas vadas. Čia rytų Vokietijos efektas. Niekur taip negarbino žmogaus kaip Honekerį garbino rytų Vokietijai. Nes tas pats modelis perėjo prie naujų sąlygų. Ir viskas, Ordnung muss sein, jie pasakė šventą. Klaipėdiečiai turi dar šito? Dabartiniai. Tikiuosi, kad šiek tiek apdoroti didžiosios Lietuvos. Bet jeigu rimtai kalbant, reiškia, tai kas atsitinka? Šita sistema, Friedricho epocha be Friedricho, 18 amžiaus pabaigoje, jinai viską atkartoja, kaip buvo anksčiau, bet jinai nebeturi didžiojo architekto Friedricho II, kuris buvo tam tikra prasme genijus ir jisai gebėdavo visą ir jo tėvas tą valstybę kaip tai valdyti. O paskui ateina tiesiog valdovas, jisai neturi tokio, o ta valstybė vis dar daro tą patį. Ir jau 1800 metais susikūrė Prūsijos kariuomeniai būrelis tokių karininkų, kurie sako, čia veda į niekur. Nesąmonė, žiūrėkit, kas vyksta Prancūzijoje. Prancūzai atgaivino tautos dvasią, jų kariuomenė yra galinga, jinai laimi vien savo dainom. Paklausykit Marselietės dainas, taigi kabina kaip reikiant. Jūs raskit Rusijoje panašią tokią dainą, nerasit niekaip. Ten gimė toj revoliucijoje tokie dalykai. Ir jie sako, mums reikia tą patį daryti, bet jų yra 30 žmonių. Pažiūrėkit, kas per pravardės. Tai yra tas pats Klausevicas, Bojenas, Šankostas, Gnaizinau. 30 žmonių, aš jau 4 išvardinau, kuriuos jūs tikriausiai kokiu tai būdu esat girdėję. Taip. Tai yra grupė intelektualų, kurie sako, kad va čia reikia mums keisti situaciją ir kada Prūsija kaip valstybė pralaimi
Tada Napoleonas su jais mezga kalbą, su šitais žmonėmis, kad sukurtų tokią Prūsiją, kuri būtų labiau panašiai prancūziška ir leidžia jam daryti reformas, o tie, kurie pabėga į Rusiją, Klausavicas pabėga į Rusiją, jis sako, aš negaliu, čia kaip karininkas tarnauti prancūzams, reiškia, nors visa Prūsija perina į tą pusę, jisai, reiškiasi, vis tiek su tais savo draugais palaiko ryšį ir jie sukuria naują vokiečių valstybę, naują Prūsijos valstybę, kuri pagrįsta pilietiškumo sampratą. Vokiečiai turi būti piliečiais, jie turi tą daryti sąmoningai, jų nuomonės turi būti paisoma, turi būti vietinė reiškiasi atstovybė, žmonės turi dalyvauti rinkimuose ir visokiuose kitokiuose dalykuose, pripažįstant ir toliau karaliaus valdžią. Tai bet 19 amžiuje, kada atsiranda šitas nacionalizmo ir tautiškumo visas dvelksmas ir vėjas, jisai dvelkia ir pas mus, ir visi tie spaudos draudimai ir visa kita atneša, po to visą tai baigsis pirmojo pasaulinio karu, bet 19 amžius yra laikas, kada mažojoje Lietuvoje yra išsaugomas lietuviškumo brandolys. Išskyrus kultūrkampfo laikotarpį, kada Bismarkas nori sukurti vieningą vokiečių tautą, nes tokios realiai nebuvo, jie net nesusišnekėdavo, realiai labai skirdavosi kalba. Tai buvo specialiai daroma programa, kad kultūriškai suartinti visos Vokietijos atskirus tos gabaliukus į vieną kažkokį tai daiktą. Tai jis buvo palietęs lietuvius ir kas įdomiausia, kad šita veikla labiausiai ir paskatino lietuvių tautinį judėjimą. Nes kada tave puola, tada jie susivienio. Iki tol jie buvo kartu, dabar jie, reiškiasi, turi savo požiūrius ir jau paskui niekada to neprarado. Mažosios Lietuvos lietuviai, tie, kurie liko Prūsijoje, reiškia visą tą laikotarpį, buvo labai energingai veikianti valdžiai priešiška grupė. Va čia yra įdomus dalykas. Gerai. Nu vis tiek mums reikia kažkaip pabaigti istoriją, nukeliaujant iki 20 amžiaus. Pirmas pasaulinis karas ir Klaipėda yra atimama iš Vokietijos. Tai čia trumpam. Čia, kaip sakyti, jie rimtai tai nežiūrėjo, kadangi labai neilgą laiką truko Klaipėdos okupacija, praktiškai tik tai miestą ir užėmė, ten nedaug ten tų žmonių žuvo. Tai jie čia trumpai, bet jie, reiškia, tada vokiečių... Bet yra tokia tezė istorikų, kad jeigu lietuviai būtų nepasiėmę Klaipėdos savo, nes jinai buvo tokia pakabinta, tai gal ir Lietuva nebūtų sugebėjusi išlikti tame 20-metyje. Jo, bet čia mes dabar painiojame du dalykus. Pirmo pasaulinio karo metu Rusijos kariuomenė trumpam užima Klaipėdą. Čia faktas dalykas, taip, nes pasienio tvirtovė, reiškia, bet jie čia netoli pasitraukia. Ir po to 15-ais atsikariauja ir tada, reiškia, nueina vokiečių kariuomenė panašiai iki Dauguvos linijos ir Lietuvos-Baltarusijos sienos. Ir ten būna kažkurį tai laiką. Ir tie žmonės iš mažosios Lietuvos tampa didžiojoje Lietuvoje tais dviem policininkais, kurie prižiūri viešąją tvarką. Ir tai labai nekoks patyrimas, todėl, kad, reiškia, jie iš viršaus žiūri, supranta vietinę kalbą ir visus lietuvius išryškina su jų visais bandymais nuslėpti, bet lietuvis didžioji Lietuvoje toks žmogus, kad kuo daugiau jis spaudi, tuo jis kokybiškesnis tampa, reiškia. Ir čia vat yra tas, tarp kitko, naminukės suklestėjimas, būtent yra to laikotarpiu, nes buvo uždrausta daryti viešai, tai suklestėjo, ne viešai. Bet šiaip, pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos kariuomeniai, toj, kuri bus, Lietuvos kariuomeniai, prūsų buvo labai mažai iš mažosios Lietuvos. Jie nemanė, kad tai yra visai jų, tik tai tada, kas atsitinka, 1918 metų lapkritį pagal Kompieno paliaubas yra maždaug nubrėžiama, kur yra šiaurinė Vokietijos siena, o jau paskui, reiškia, Paryžiaus taikos konferencijai tai užrašyta juodu ant balto, kad eina per Nemuną ir kerta per pusę Kuršių. Va ten, kur mes tą sieną dabar turime, jinai nubrėžta yra per šitos du aktus, per Kompieno paliaubas. O paliaubos buvo, o kokios buvo paliaubos? Padėjo ant stalo ir sako, arba taip, arba kariaujam toliau. Ir jie sakė jamam. Tai va taip atsitiko. Bet faktas tas, kad, reiškia, šitą gabaliuką nupjovė nuo Prūsijos ne Lietuva, kaip daugam galvoja yra, bet sąjungininkai nupjovė. Ir tik paskui pažiūrėjo, ką su tuo daryti. Tai 18 metais buvo mintis, kad galbūt reikėtų čia atiduoti Lietuvai, o gal Lenkijai, o gal, reiškia, dar kažkam. Tai tada gal reikia laikinai, tegul prancūzai prižiūri, laikinai, čia buvo laikinas sprendimas, laikinai. Ir 22 metus lietuviai buvo 20-21 įsitikinę, kad tikrai gaus tą gabaliuką, todėl laukia sprendimo. Bet kai pakvypo, kad galbūt Lenkam atiduos, o galbūt ir prancūzai savo pasiliks, jau jie pradėjo analizę,
tada šitas procesas paskatino lietuvius veikti, nes jeigu ten atsirastų Lenkija arba Lenkijai draugiškos valstybės, Lietuvos valstybėje mirtis, viskas, jinai yra uždaryta. Jinai neturi išėjimo, nes Latvijai buvo Lenkų pusėje, iš visų pusių. Tai dėl to ir turėjo tą žygį daryti. Va daug kas nesupranta, kodėl tas žygis buvo. Tai jis buvo rizikingas ir visa kita, ir pajėgų ten kažkokių nebuvo, bet tiesiog nebuvo kito varianto. Mirtis didžiai Lietuvai be Klaipėdos. Taip. Tai čia klaipėdiečiams labai gerai skamba toks. Tai taip, tai įsivaizduokit, jeigu krašto ekonomika eitų per Lenkijos valdomą Klaipėdą, tai tad viskas, tai tavo ekonomika, reiškia, tengi vis tiek procentais apdėdi, ta prasme čia 5 metai viskas. O tada antras pasaulinis karas, po antro pasaulinio karo Stalinas pasiema šitą ne tik tai Klaipėdą, bet ir Rytprūsius. Aš noriu, profesoriu, jūsų paklausti tokio klausimo. O kas būtų buvę, jeigu Sniečkus būtų paėmęs, nes ten buvo siūlymas Lietuvos, tarybiniai respublikai paimti tą rytų Prūsijos gabalą ir prisijungti jį? Mato, čia vienas dalykas, tas pasiūlymas nebuvo jau toks labai rimtas, čia buvo kalbama apie tai, kur čia buvo visa esmė. Esmė tokia, kad ta Karaliaučiaus arba Kaliningrado dabar jau sritis, kaip jinai vadinasi, jinai yra per mažas daiktas, kad galėtų savarankiškai išgyventi sėkmingai. Tiesiog per mažas gabaliukas. Ir administraciniu prasme juos išlaikyti kaip per Rusijos federacijos dalį buvo sudėtinga. Juk žiūrėkit, kaip tos Prūsija visą užima, tai pietinė atiduoda Lenkijai. Kodėl? Kad jeigu kas nors bandytų kelti klausimo, kad galbūt gražinti Vokietijai, tai tada ne viena ten Sovietų sąjunga turėtų reikalų, bet ir Lenkija. Ir Lenkija šitoje vietoje visą laiką yra ta problema. Jeigu jūs keliat šitą klausimą, tada visi sako, tai jau Lenkai kaip ir gavę, tai jie irgi čia tuo pačiu pagrindu, tai jeigu ten išmeta rusus, tai gal ir Lenkus. Tai tokiu būdu, reiškia, įpainioja. Tai lygiai tai būtų Lietuva įpainiota šitą reikalą. Ir ten, žinant, kokie ten gyveno žmonės tuo metu, tai yra visokiausio pobūdžio atėjūnai, tarp kitko ir Klaipėdos krašte nemažai buvo keistų žmonių, tai nebuvo tik tai tremtiniai ir visokie, reiškia, karininkai, kurie slėpėsi nuo teisingumo, bet buvo ir šiaip žmonių valkataujančių, kurie nieko neturėjo, čia galėjo užimti butą ir gyventi. Tai čia to dalyko daug, bet toj pusėje ten iš vis tragedija. Ir jeigu tu prisimi, tai tu tada turi labai įdomią sudėtį, reiškia, gyventojų. Ir tada kam to reikia? O kam to reikia? Kam tas galvos skausmas? Imperializmo Sniečkus tai neturėjo. Gerai, pradedu klausimus, juos jūs galite vis dar užduoti, jų čia nemažai yra. Ar nevertėtų termino mažoji Lietuva, kuris yra visiškas nonsensas, keisti į kitą? Pavyzdžiui, Klaipėdos kraštas arba Prūsų Lietuva. Prūsų Lietuva negerai, todėl kad Prūsų Lietuvas taip save žmonės vadino šitam krašte 19-20 amžiuje ir tai tikrai nėra tik Klaipėdos kraštas, nes jokio skirtumo per vienoje ir kitoje Nemuno pusėje nebuvo. Ta prasme, žmonės vienodai čia gyveno ir kitoje pusėje yra Tilžė ir kitos žemės, kurios... Tai žodis mažoji Lietuva tai nėra pavadinimas Klaipėdos krašto, bet tai yra tas kraštas, kuriame gyveno lietuviai 17, 18, 19, 20 amžiais. Tai ten, kur ta lietuvių kalba buvo paplitusi, jinai iki Karaliaučiaus neina, jinai maždaug ties Instenburgu arba Įsručiu panašiai ten baigėsi, reiškia tas jau, kur paišė tas linijas, ten matosi tas. Tai žodis mažoji Lietuva apima visą šitą regioną. Nekliūna šitas terminas jums? Klainė Litauen. Gerai viskas su juo, ar ne? Ne, tai gerai, tai jeigu yra toksai dalykas kaip didžioji mažoji Lietuva, seni terminai, tegul jie būna. Ir to labiau, kad ir deklaracija yra 1918 metų, reiškia, kur mažoji Lietuva nori jungtis prie didžiosios Lietuvos, tai čia yra dokumentas, šiandien nesugalvojo kas nors, ten vietiniai žmonės tokį pasirašė. O pasirašė kodėl? Todėl, kad pasibaigus Vokietijos reiškia, pralaimėjus karą, jie nežinojo, kas bus. Tai sakė, jeigu čia yra taip blogai, tai mes gal geriau tada jungiamės prie Lietuvos, negu mūsim prijungti prie Lenkijos, nes Lenkų vokiečiai nekentė žiauriai. Čia kaip tautos, tiesiog yra toks baisus dalykas, ta neapykanta žiauriai, jinai ir šiandien, bet jau dabar jau labai aprimus, bet tuo metu, reiškia, kiek Silva Pocytė tyrinėjo, reiškia, tą mažlietuvių spaudą visą 18-19 metų, tai ten sakė, Lietuva gal ir blogis, bet geriau negu Lenkija. Tai tas lietuvis, kuris nekenčia Lenkų, yra toks truputėlį daugiau vokietis, ar kaip? Šitoj vietoj labai pavojinga kalbėti, nes visą laiką, kad absoliutini tokius dalykus, reiškia, gali ten prisišnekėti. Bet
esminis dalykas yra tai, kad jie suprato, kad jeigu čia didžioji Lietuva ateis, mažai Lietuva, bent kalba bus ta pati, ir jie ten vis tiek kažkiek protestantų turi, o Lenkų kultūra yra katalikiška ir dar kitaip kalbanti ir slaviška. Ir čia jiems, reiškia, toks mirtinas mišinys, jiems tas labai netinka. Netinka. Jo, ir jie tada, reiškia, jie va čia yra akivaizdus tie skirimai, nes kada pirmo pasaulinio karo metu vokiečiai galvojo, kas tą didžiąją Lietuvą daryti, tai buvo variantas, kad gal reikia ant lenkiško substrato statyti, nes dvaruose buvo Lenkų kultūros žmonės, bet paskui atmetė, nesako, su šitais nesusitarsim. O tie lietuviai tai tokia istorinė tauta, kuri silpna, nu tai ko gero mes tada juos valdysim, nu jie taip galvojo, tą kuria tą lietuvišką karalystę arba tą Lietuvos valstybę, kuri buvo ten 17, 18 ir 19 metų pirmoji pusėje vokiečių galvose. Vokiečių, nes jau Vokietija tada buvo. Ar būtų gera idėja klaipėdiečiams priimti rytprūsių tapatybę? Nežinau, kas tai būtų, bet kad būtų ryškiai kitaip negu Kaliningrade. Taip įrodysim, kad esam civilizuoti žmonės. Na, šita mintis turi tveriamojo pobūdžio už tai, kad iš tikrųjų nėra vietos pasaulyje, kur Prūsijos kultūra būtų kažkokiu būdu puoselėjama. Tai aš šitoje vietoje manyčiau, kad tas rytprūsių kultūros puoselėjimas Klaipėdos krašte gali būti visai neblogas dalykas, bet ne ta prasme, kad auginti kareivius reiškia ruoštis čia atkariauti vėl visą Vokietiją. Bet esmė, kad kalbėti apie papročius, kalbėti apie šitą darbštumą, kalbėti apie tautinius rūbus, kalbėti, pažinti galų galę šitą kraštą. Ir čia aš jums, suprasdamas, kad jūsų laiką valgo, bet negaliu to nepaminėti. Yra tokia Gižicko miestelis, jeigu žinot, Liocenas vadinasi originaliai, ir ten buvo tokia tvirtovė, yra Bojeno tvirtovė, ir ten vietiniai Lenkai tvarko tą tvirtovę. Ir mane pakvietė tokį balių, ir aš ten suisėdžiu. Ir sakau, o kodėl jūs tvarkot šitą tvirtovę? Taigi žinot, kad čia tikrai Prūsijos tvirtovė, pastatyta 19 amžiuje. O sako, mes jaučiamės atėjūnai, mes esame nevietiniai. Ir jeigu mes tvarkom šitą kultūrinį paveldą, mes įgaunam moralinę teisę čia gyventi. Nu, va toks atsakymas. Ir man tada nušvito, kad Klaipėdos krašte yra panašiai. Gal mes ir atėjūnai. Bet jeigu mes tvarkom šitą kraštą, domės jo kultūrą, mes įgaunam moralinę teisę net senųjų gyventojų atžvilgių čia būti. Tai yra dabartinės Klaipėdos kelias jūsų manymu? Tai yra kelias, kuris gali atvesti į mums netikėtus dalykus, nes ta kultūra tikrai turi daug teigiamų dalykų, kad apie ją kalbėtų ir apie ją būtų galima įrodyti. Šiaip, jeigu kas nors nori užduoti klausimą tiesiai, tai galite pakelti ranką, aš prieisiu, paduosiu mikrofoną. Dėl Mėmelio, kaip jūs žiūrit, kad šiuo metu, paskutinius keletą metų Klaipėdai labai išplyta Mėmelio pavadinimas. Žiūrėkit, čia yra memelizacijos reiškinys. Labai visi susimemeliavo. Žodis memelis reiškia Nemuną. Labai aiškiai, ką tai reiškia. Ir miestas, kuris yra prie upės žiočių, vadinasi tokiu pavadinimu. Viskas čia tvarkoja. Ten kokia nors Švinemündė yra irgi panašiai, ne taip vadinasi. Tai čia yra taip, bet problema yra tokia, kad lietuviai bando specialiai tapti labiau memeliais, nes tada bus kietesni. Reiškia. Tai reikalas, turėtume žinot, kad žodis Klaipėda yra lygiai toks pat senas kaip memelis. Tai nėra joks naujadaras, jisai yra ir lietuvių, ir lenkų kalboje, tarp kitko 18 amžiai jokių memelių nebuvo. Pas mus buvo visą laiką Klaipėda, jinai taip ir vadinosi šitas miestas. Tai aš manyčiau, kad nereikia pykti ant to memelio, bet specialiai memelizuotis nėra jokios prasmės. Tai tiesiog toj kalboj taip vadinama. Kaip Varšuva mes vadinam Varšuvą, jie vadina Varšavą. Tai gali jais, arba Kaunas yra Kovno, ne kažkoks. Tiesiog kiekviena kalba turi savo žodį, tai tas bandymas kažkaip kitaip pateikti man irgi nesuprantamas ir aš pritariu, kad čia to memelio dirbtinai daryti nėra jokio reikalo, nes Klaipėda yra toks pat senas ir geras pavadinimas. Bet kai jūs, profesorius, sakot, kad reikėtų skaityti savo istoriją, suprasti, kad šitame krašte yra buvę kitaip, kad mes esame čia atėjūnai, tai reikštų, kad jūros šventėje turėtų būti, aš taip suprantu, daugiau tos istorijos, daugiau prūsiškumo, daugiau vokiškų kažkokių terminų, papročių, simbolių. Kažko, ko nėra Vilniuje, Kaune, Dzūkijoje ir Suvalkijoje. Vat kažko tokio. Išskirtinu. Tai taip, tai kiekvieno krašto charakteris yra ypatingas ir gali būti, reiškia, ir tų dalykų, bet nebūtinai vokiškų. Nes, pavyzdžiui, sakau, patys vokiečiai nemanė, kad čia yra Vokietija. Ir, pavyzdžiui, kaimuose kalbėjo žmonės lietuviškai, miestuose, miesteliuose gal daugiau vokiškai mokėjo kalbas visi.
ir kažkokią įtaką kalba padarė, nu tai yra ten tas ne arbata ir ne kava, o kafė ir tėja, nu yra čia tų tokių žodelių specifinių šito krašto, nu tai natūraliai ir pas latvius panašiai yra, nes kultūriškai šitas kraštas su latviais yra labai artimas. O jeigu juos palyginti, galima būtų lyginti, nes tikrai bendrumų yra, tik tai ne latvių kalbos pagrindas, o lietuvių kalbos pagrindas, bet tai yra toks kraštas, kitoks. Bet jeigu čia dabar kas nors atidarytų ne kavinę, o kafeinę, čia būtų jūsų manimų geras ėjimas ar ne? Mes čia kavos negeriam, mes geriam kafiją. Šičia. Jūs Vilniui gali gerti kavą. Jeigu tai pasiremtų mažosios Lietuvos kalbos tam tikrom tradicijom, žiūrėt kaip į lietuvių kalbos tarmę, pavyzdžiui, mažosios Lietuvos kalbėjimą, nes toks daiktas iš esmės yra, kodėl ne? Apie kultūrą kažkaip mažai kalbėjom, profesoriu, apie tas raudonas plytas. Pasakykit, nors keletą sakinių apie tas raudonas plytas. Tos raudonos plytos nėra čia joks antrarūšis reikalas, todėl kad jau 16 amžiui ir protestantizmo bangoje buvo manoma, kad gotika yra vokiškas stilius. Ta prasme tyčia, nes jau gotikos amžius baigėsi, 16 amžiuje ateina renesanso laikai, o tam, vadinkim, vokiečių pasaulyje toliau yra statoma gotikiniai pastatai. Čia yra jau to krašto išskirtinumas. Nu, mes vis tiek norim, nežinau, tapatybė yra kažkas į kažką atsiremti. Aš tikėjausi, profesoriu, kad jūs papasakosit ir kažkaip šitiem žmonėm, kurie atėjo čia, daugiau paaiškės, o man atrodo, kad jie išėjais dar labiau suveltom galvom, nes pasirodė, kad dar vokiečiai yra net ne vokiečiai, o ten kažkas tai kitaip. Tai taip einant prie reziumė, tai vis dėlto grįžtant prie tapatybės klausimo, prie to krašto, kuriame šitie žmonės gyvena ir nori jaustis jo dalimi. Kaip jiems tas atramas, iš ko susidėliot? Iš tokių raudonų plytų. Dabar jie sudėliot. Tai va gerai. Viena tokia raudona plyta būtų vakarų baltai. Vakarų baltai. Vakarų baltai. Tai yra vienas daiktas tie, kurie gyveno prie jūros. Ir čia būtų tokios tautos kaip kuršiai, kaip sembai, kaip čia Nemuno žemupy gyvenantis kalviai. Ne, tai čia šitie, ne žemaičiai. Žemaitiška kultūra yra truputėlį kitur. Vat Minijos upė yra Kuršių upė iš esmės. Ne? Venta, čia galima žiūrėti pagal baseinų, Šventoji. Tai čia yra taip. Profesorius Bumblauskas sako, kad visi tie, kurie daunininkai, tie prie Skaudo, kurie ir tikri tie žemaitė, jie ir iš tikrųjų su žemaitėje Kuršė. Jo, tai jisai visiškai teisingai sako, taip ir yra. Tas kalbos ribos ir žymi tas gentinis skirtumus, tarimo prasme. Taip. O Kuršiai yra gera atrama, dėl Kuršių bijojo net vikingai ir tai yra, tokia karinga pradžia. Taip, tai yra tautos, kurios mušasi dėl dominavimo Baltijos jūroje. Bet, pavyzdžiui, atkreipkite dėmesį, Latvijoje yra Kurzeme, visas regionas, ten yra ta kultūra kažkaip puoselėjama, Lietuvoje beveik nieko nėra, aš nežinau, yra Kuršių Benas vadovauja, reiškia ten tokia grupė, dar kas nors, yra čia tokių, bet iš esmės mes to nepuoselėjame, yra ten toj, reiškia, viešoje bibliotekoje, ten žuvusios baltų tautos, čia yra tokių ženklų ir Kuršių nerijoje mes galim rasti, bet iš principo Kuršių pas mus galvose nėra. O tuo tarpu Kuršių žemės yra tiksliai aprašytos, kaip atrodo, kadangi Livonijos ordinas su Prūsijos ordino šaka, tiksliau, Livoniškė šaka su prūsiška, dalinosi Kuršių žemės ir tiksliai aprašyta, kuriais kaimais, kur ten buvo. Gan tiksliai gali teritoriją matyti. Tai reiškia, šitas kraštas, jisai tos tapatybės neturi, o pas latvius turi. Gerai, tai viena plyta yra karingos vakarų baltų teritorijos ir tautos. Kokia kita? Antra tokia plyta, mano supratimu, labai svarbi, tai yra Prūsijos kunigaikštystė su Albrechtu priešakyje. Tai yra sukuriama tokia pasaulietinė kunigaikštystė, kuri vasalinės ryšiais yra susijusi su Lenkijos karalystė, pakankamai ilgai, iki 1660 metų, bet tai yra Karaliaučiaus universitetas, tai yra lietuvių kultūros, sakykime, rašto kultūros suklestėjimas mažojo Lietuvoje, tai yra protestantizmo įsigalėjimo amžius be jokios abejonės, tai yra labai svarbi šita dalis, šita antra plyta. Trečia plyta, kuri daugam nepatiktų, tai būtų Friedrichų laikai. Tai yra 18 amžiaus Prūsija, kuri susijusi su šita tokia negailestinga tvarka, su jos teigiamais ir neigiamais bruožais, bet tai išskiria šitą regioną. Būtent šitų žmonių racionali tokia sistema, protestantiška, bet efektyvi ir susijusi su pagarba valdžiai. Klaipėda galėtų būti
tvarkingesnė už visus kitus didžiosios Lietuvos miestus, ne? Nu, pavyzdžiui. Tarkim. Nu, arba klausytų prezidento, pavyzdžiui. Šitas sunkiau. Matot, didžiosios Lietuvos kultūra pramuša vis tiek. Gerai, 3 plytas turim, 3. Gal kas dar yra? Toliau sekanti, sakyčiau, ta demokratizacija Prūsijos valstybės, kur žmonės tampa piliečiais. Taip, ir tas jau dedamoji dalis susijusi su tautinė savivoka. Su sąmoningumu. Tautiniu sąmoningumu, taip. Nes jeigu, pavyzdžiui, jūs pažiūrėtumėte į prancūzus, tai ten tauta atsirado iš valstybės. Čiagi priešingai, iš tautos atsirado valstybės. O čia yra mūsų lietuviška tapatybė ir dabar, kai bando tą tautą kažkur išgriauti, tai nepastebi, kad išgriauna visą esmę. Taip pat ir pas vokiečius. Tai reiškia, tu atimk iš jų vokietiškumą ir nieko neliks. Tai čia toks, tiesiog taip kultūra yra padaryta šitam krašte. Žmonės tautinių pagrindų veikia, tautinių tos principų skirstosi ir šito mes negalim naikinti. Gal nereikia labai, reiškia, stipriai puoselėti ir taip toliau, bet aš manau, kad reikia puoselėti, nes tai yra mūsų pagrindas. Ir mes tiesiog taip esam padaryti. Nu ir dar vieną kokią. Nu tai gal tą lietuvišką pridėkim jau vis tiek. Didžiosios Lietuvos, kaip tai čia tam 20 amžiui vis tiek neblogai pasidarė. Taigi šitie žmonės, kurie atėjo, tą sankrytą šitų dviejų kultūrų, jinai ne tik griovė, bet jinai kai ką ir pastatė. Ir sukūrė... Nes čia buvo tokia replika, kam jūs čia bandot skirstyti ir taip ta Lietuva maža. Nu vat kažkaip gal galvokim apie tai, kaip draugauti, o ne išsiskirti. Tai skirti ir nereikia, reikia gerbti. Kada tu gerbi ir supranti, kad tam krašte yra truputėlį kitaip, tai nuo to tu nekiek netampi prastesnis. Gerai, bet kaip yra, ar didžiojoje Lietuvoje ten kažkur Klaipėdos negerbė, ar klaipėdiečiai galvoja, kad jų negerbė? Aš manau, kad daug atvykėlių net nežino, kurie atvyko ir jiem nelabai įdomu. Tai čia yra tas dalykas, kuris yra pradinis etapas, bet paskui reiškia, nes taip atsitinka. Nu, jeigu žmonės yra atvažiavę, Klaipėdos miestas visas buvo padarytas iš atvažiavusių žmonių. Senbuvių čia praktiškai neliko. Kaimuose gal kitaip, bet pačiame mieste taip. Ir daug kas dar prisimena iš gyvų esančių klaipėdiečių, kai atvykdavo, rasdavo tuščių būtų, įsikurdavo ir gyvendavo. Nu, tai čia tokių dalykų yra. Tai ypatingai tam pradiniam laikotarpiu. Tai reiškia, tai šitas kraštas, jisai pradžioje yra priimamas ir žmogus atvažiavęs, pavyzdžiui, iš Marijampolės apskrities, kaip mano reiškia, uošvio tėtis, Lietuvos karininkas, bėgo nuo persekiojimo ir pabėgo į šitą kraštą ir čia įsikūrė. Tai jisai santykio su šito kraštu neturėjo, bet jo vaikai jau turi. Gerai, profesoriu, bet kokį užrašyti ženklą, tokį didelį iškabą įvažiuojant į Klaipėdą, nes dabar, kai aš įvažiuoju iš autostrados, ten yra užrašyta sveiki atvykę iš Švyturio šalį. Nu. Aš ne prieš Švyturį. Kas ten turėtų būti, kad tie visi iš ten atvažiuojantys suprastų, kad atvažiavo kažkokią kitokią vietą? O žiūrėkit, kodėl mes negalim pastatyti ženklo ant didžiosios ir mažosios Lietuvos sienos, kuri yra gana aiškiai žinoma, tokio ženklo, kad sveiki atvykę į mažąją Lietuvą. Ir kas čia blogo? Ir priešingai, atvažiuojant iš kitos pusės, kad jūs atvykote į didžiąją Lietuvą. Aš manau, kad tokius kultūrinius ženklus tikrai, pavyzdžiui, kur yra Šventosios upė, ten prie Nemuno, irgi ta skiriamoji riba. Ten visko yra, bet nėra šito ženklo. O kodėl nepastačius? Taigi visai įdomu. Prašau. Labą vakarą. Labą vakarą. Aš tikiuosi nefonuosiu. Labą vakarą visiems. Aš dar turiu tokį klausimą iš Klaipėdos aktualijų. Nūdienos tokių reikalų, kurie vyksta mūsų mieste. Pagaliau pradėjom tvarkyti Atgimimo aikštę atkasus, kaip ir žinojom, kad ten bus iškilus Biržos kvartalas, tai prestižinis miesto rajonas, tokia jungiamoji grandis, jungianti miestą iš abiejų pusių, kurį perskiria upė. Ir ten atradom, šiokių tokių įdomių reliktų, kurie daugeliu miestiečių pasirodė, nedaugeliu meluoju, kai kuriems miestiečiams pasirodė svarbus. Bet kadangi šitas klausimas buvo nuspręstas dar 13 metais, labai tokios keistos apklausos būdu, kur ten irgi dalyvavo apie truputėlį virš 1000 žmonių, miestas sugalvojo, kad ten tiesiog padarys požeminį parkingą. Ir klaipėdiečiai tikriausiai puikiai žino visą šitą istoriją. Ir eidami, tarkim, dabar pro tą vietą kažkaip visi, nusuka akis. Bent jau aš nusuku akis, nes man truputėlį gėda. Prisimenant sovietmetį, kai toj vietoj buvo nugriauta dar sveika, graži miesto gaisrinė.
Tai klausimas toks, kaip jums atrodo, kodėl tie klaipėdiečiai, kurie čia gyvena, taip mažai domisi arba kalba apie tą paveldą, kurį turi? Ir kitas klausimas, kaip jūs galvojat, ar mums nevertėtų turėti tokią tradiciją, kokią turi Lenkai arba Vokiečiai, kurių miestai taip pat buvo sugriauti, tarkim, Gdanskas, su kuriuo Klaipėda lyginasi labai dažnai, ypač anksčiau, atstatyti tai, kas buvo. Tai 2 klausimai, kodėl mes tiek mažai diskutuojam apie aktualijas, kurios vyksta, ir koks jūsų būtų požiūris, ką ten daryti? Aš dėl antro tai iš karto 100% sutinku, kad mums reikėtų sekti pačiais geriausiais pavyzdžiais, bet lietuviai kažkaip, pratęsiu profesoriaus mintį, yra tokie. Mes kaip nacionalinė ekspedicija buvom prie Salaspilio mūšio ten to paminklo, prieina lietuvių delegacija ir sako, o kodėl čia Lenkai prisikabinėja tų visokių vėliavų ten ir visos vėliavos yra lenkiškos dėl to, kad šitą mūšį tai laimėjo Karolis Kotkevičius. Be Lenkų pagalbos, su lietuviška kariuomenė. Bet klausimas yra, o kas pastatė tą paminklą? Lenkai pastatė, Lenkai užrašė ir lietuviai piktinasi, kad ne tai pastatė, ne tą užrašė ir ne tas vėliavas dėlioja, bet jie nestato šitų paminklų. Tai man atrodo, kad mums tikrai reikėtų kartais mažiau šnekėti, daugiau padaryti. Tai čia į antrą klausimą. O dėl pirmo, tai profesorių, aš nežinau. Žiūrėkit, čia yra toks pavyzdys. Yra toks miestas Nyderlanduose, Švento Hercogo miškas, Togenbosch, paprastai jie vadina Den Bosch. Ir ten miestas stovėjo tarp pelkių ir vienoje vietoje statė sieną ir nedidėjo tas miestas, nes tas pelkės buvo, reiškia. Ten viena ant kitos sienos tiesiog užaugusios per šimtmečius. Ir, reiškia, jie atrado tą sieną, o tuo metu miestas norėjo įrengti parkingą toj vietoje. Ir tada sako tie mokslininkai, reikia grąžinti gynybinį griovį, kadangi čia istoriškai buvo, o tie parkingistai sako, ne, reikalingas parkingas. Ir 2 metus ginčijas. Ir paskui, reiškia, atsirado vienas žmogus, kuris padarė stebuklą. Jisai padarė povandeninį parkingą. Tas parkingas yra po vandeniu. O ten, reiškia, gali tu eiti tokiu kaip ir tiltu, kur, reiškia, ten nusileidi liftų ir ten tos mašinos stovi. Ir dar tas projektas šalia to atsipirko jau per keletą metų ir tapo didesnė trauka negu tas gynybinis griovys visas. Už tai, kad visi žiūrėjo, kaip čia galima po vandeniu padaryti parkingą. Tai aš manau, kad mes turime ieškoti tokių genialių sprendimų, kurie ir tą paveldą išsaugotų, ir tai funkcijai vykdyti būtų sudarytos sąlygos. Žinokit, viską įmanoma padaryti, bet tam reikia girdėti abi pusės ir nueiti. O kur yra lietuvių problema? Tai lietuvių problema yra tokia, kad mes galvojam, kad praeitis nesvarbi. Tai mes taip galvojam, o latviai dar labiau taip galvoja. Koks skirtumas, seni griuvėsiai, dar čia kokie fašistai, sovietinis dar mentalas čia iššoka kartais, reiškia, vienaip ar kitaip. Ir mes negerbiam to daikto, nesuprasdami, kad į miestą turistas ateina pažiūrėti ne tik naujos architektūros, bet jam įdomu pavaikščioti senosiom gatvelėm. Ir jeigu ten, čia kaip pateikėt Lenkijos pavyzdį, tai yra toksai Kiustrynas arba Koščinas dabar, kur tiesiog visas senamiestis yra nupjautas per 30 cm virš žemės visas, bet viskas išlikę pačioje ir jie tam po truputėlį atstatinėja. Tai aš manau, kad tokie projektai, o jeigu jie dar modernus, o jeigu dar tie namai bus patogus gyventi, bet turės išoriškai tą patį turi, tai čia yra labai geras sprendimas ir tada žmonėm yra smagiau gyventi istoriniuose pastatuose. Čia kaip Biblijoje sako Jėzus, kad ne vien tik tai duona žmogus yra gyvas, taip ir ne vien tik parkingai mumis galėtų išgelbėti turbūt šitam pasauliu, bet Agne, aš norėjau žinai, pasakyti tą, kad čia pilietiškumo klausimas yra. Kartais iškyla svarbus klausimas, bet žmonėms yra nesvarbu, dėl to, kad mes gyvename pasaulyje, kuriame labai daug individualizmo ir rūpinimosi savais kažkokiais paprastais dalykais. Ir šitoj vietoj, man atrodo, šiandien buvo galima girdėti atsakymą. Mes nepasimtumėm auklės, kuri nemoka auklėti vaikų. Mes neįtumėm pas gydytoją, kuris nemoka gydyti ir kuris neturi tam gebėjimų, kuris nesirašė, bet pas mus valdo tie žmonės, kurie surinka daugiausiai balsų, kurie nemoka valdyti, kurie yra nepasiruošę. Jeigu būtų kitaip, jeigu valdžioje būtų tie, kurie myli tai, ką daro,
tada galbūt galima būtų pasitikėti tais lyderiais, kurie nusprendžia, ateina burgermeisteris ir sako, nu nebus čia šito parkingo ir viskas. Nebus. Ir nesvarbu, kad 50% nesutinka. Mūsų mėgstamas šeimos posakis dabar yra, kur žiūri valdžia. Tai čia yra tokie dalykai, kad ta kultūra atsiranda per mokyklą. Jūs negalvokit, kad tie valdininkai ar kas ten jie būtų, Seimo narius, tai jūs patys čia renkatės, taip kad neverskite kažkam kitam atsakomybės. Bet jeigu kalbam apie valstybės tarnautojus, tai jie yra ugdomi kažkokiose įstaigose. Tai jeigu pas mūsų universitetai ruošiantis valstybės tarnautojus turėtų ideologinį pagrindą ir ruoštų žmonės tam tikrą naują kultūrą, taip kaip atsirado Austraks taktik karinė kultūra Vokietijoje XIX amžiuje, Prūsijos karalystėje visų pirma, tai ta prasme yra nauja filosofija pagrįsta sąmoningų, mąstančių ir bendradarbiaujančių žmogumi. Tai tas yra išugdomas per mokyklą. O jūs dabar paklauskit, kokia įstaiga ruošia valstybės tarnautojus? Nu tai Riomeris kažkas pasakys, nu tai dar kas, nors realiai nieks neruošia. Tai jie ir neturi ideologinio užtaiso. Jie nėra tie didieji valdininkai, kaip atrodė Prūsijos korpusas, nes tai išaugo per 17-18 amžių šitą tradiciją. Nu tai va. Prašau. Mažoji Lietuva tai ne geografinė savoka, tai kultūrinė savoka. Ta mažoji Lietuva galbūt labiau apibrėžkim tą, ką mes turim, žinoma, tai mažoji Lietuva. Ir mes nepriimam to Klaipėdos krašto. Jeigu priekuliai važiuosi į Dreverną, tai važiuosi per Vilhelmo kanalą. Bet jeigu važiuosi į Kintus, tai važiuosi per Klaipėdos kanalą. Taip ir parašyta. Patys mes taip kažkodėl taip elgiamės. Šiandien mes nežinom, tai per Klaipėdą teka Dangės upė ar Danės upė. Kodėl turi būti Danė, kodėl ne Dangė, arba kodėl Dangė, ne Danė. Būtų labai įdomu, jeigu profesorius galėtų šitoj vietoje trupučiuką, na... Aš dabar supratau, kodėl jiems nepatinka mažoji Lietuva, pavadinimas tas. Nėra Klaipėdos tame pavadinime. Visiškai teisingai. Nėra, turi būti Klaipėda. Nespėjau pasakyti. Jūs supratote. Nu jo, bet žinot, matot Klaipėdos kraštas, tai dabar jūs pavadinkite Kauno kraštas. Nu, tai man kaip skautų Kauno krašto seniūnui, tai tas aišku, reiškia visa Kauno apskritis. Bet šiaip iš principo žmonės save Kaunietija nevadina. Kaip ir Vilnijos pavadinimas nelabai prigyja, nes tiesiog tokio nėra. Tai Klaipėda niekada nebuvo šito krašto sostinė. Šito krašto pagrindinis miestas buvo Tilžė. O Tilžė tai taip, tai čia buvo centras ir buvo toksai vokiškai nusigebit Litauen centras. Taip, va čia tų visų lietuviškų žemių toks, apskrities pavadinimas. Tai čia buvo centras. Klaipėda buvo labai ant krašto, netiko kaip administracinis centras. Nu, bet tai dabar Tilžės negali būti. Nu tai va, tai Klaipėdos kraštas savoka atsiranda 1918-20 metais. Iki tol nebuvo tokio daikto kaip Klaipėdos kraštas. Ir jeigu jūs pažiūrėtumėt, kur yra pats centras, tai Tilžė ir iš čia geležinkelių pasiekdavo tolimiausias vietas. Tai čia taip, o Klaipėda iš viso yra tokia jungtis tarp Livonijos ir Prūsijos, jeigu taip galim sakyti. Tai aš dėl tų savokų sakyčiau, gal ta mažoji Lietuva nėra taip labai blogai, tuo labiau, kad net ir vokiškai kalbantiem gyventojams šitas pavadinimas niekada nekliūdavo, nes jisai senas yra šitas pavadinimas. Čia nėra naujas pavadinimas. Aš labai už senus pavadinimus. O jeigu kalbėti apie Danę Dangę, tai reikia žiūrėti, kaip tie kalbininkai žiūrėjo. Šiaip natūraliai upių pavadinimai yra tautiniai. Nu kaip Nemunas ir Memelis yra skiriasi, reiškiasi, nes neištarė žodžio Nemunas vokietis. Čia yra labai paprastas daiktas, kaip Kaunas negali Lenkas ištarti. Mums keista, bet jie dvibalsių netarė. Jiems, kai labai jau gyvena, tai ištarė, bet šiaip atvykusiam žmogui sunku. Tai dėl to, reiškiasi, tas Danės Dangės reikia žiūrėti, bet jeigu Dangė vadino ir vietiniai gyventojai, ten, nežinau, 19 amžiuje, tai tada Dangė ir turi būti, tai čia naujadaras. O naujadarai yra ne kultūros požymis. Žinot, kaip Kaliningrado srity ten pakeisti upių pavadinimai ir kaimų pavadinimai. Nes, pavyzdžiui, tie patys Kryžiuočių ordino žmonės atėjo ir Prūsijos kunigaikštystės, jie vietinių pavadinimų nekeitė, jie tik tai pridėdavo galūnę N ant galo. Tolminkiant, kaip ten vadinasi, reiškia,
Tolminkiemen, jo, va tokie pavadinimai. Ir jie tokiu būdu išsaugo, reiškia, tą senąjį pavadinimą, tai yra kultūros požymis, nes hidronimai tūkstančius metų, mes net ne patys nežinom, iš kur pas mūsų upeliai vadinasi, bet Tai kuris dangės yra senesnis? Man atrodo, dangės žodis. Aš nesu tikras, bet greičiausiai. Bet gali būti, kad lietuviai ir vokiečiai skirtingai tą upę vadino. Čia jau specialistas turi pasakyti. Ja. 1252 metais paminėtas dangės pavadinimas. Viskas, diskusija išspręsta. Nu palaukit, jūs dabar vokiškus šaltinius apžiūrėjot, o lietuviškus žiūrėjot. Lietuviai rašyti nemokėjo, dar ten praeis keli šimtai metų, kol užrašys kažką. Jeigu Nes aš leistumėte, sakau, pavadinimai yra tautiniai tam tikra prasme. Tai gali būti ir Danės koks pavadinimas, o čia specialistai turi pasakyti. Bet jeigu tai padarė tik dėl to, kad būtų kitoniškai, tai reikia grąžinti taip, kaip buvo. Tai buvo su zarasais, turbūt žinot šitą istoriją, kad kada buvo tenai visą laiką Novoaleksandrovskas, paskui reiškėsi jau lenkiškas pavadinimas Ježerosai, nu tai lietuviai pavadino ežerėnais. Ir buvo ten 10 metų ežerėnai. Nu paskui Salys, kalbininkas, įrodė, kad zarasas yra, reiškia, sėlių žodis. Nes Z raidė sėlių kalboje yra, reiškia, tokia baltų gentis. Nu ir tada padarė zarasus, va taip kaip ir vadinasi. Tai čia kartais reikia tos dalykus išsiaiškinti. Čia nėra toks paprastas klausimas, bet jeigu tai yra pakeista tradicija dėl to, kad būtų kitaip, tada yra blogis. Tada kraštas praranda savo tęstinumą ir tampa naujadaru. Tai viskas, kiek turim čia tų valandų? Ačiū labai visiems, kurie susirinkote taip gausiai. Einam gerti alaus. Vokiečių pofik, neturi cukuoti, neturi užsienį.